šis muziejus tai pirmiausiai yra pilietinio ugdymo institucija. Vytauto didžiojo karo muziejų iš tiesų mes galėtume ko gero pavadinti tiltu tarp tos mūsų kariuomenės ir karybos istorijos ir šiuolaikinės visuomenės. Bandome pateikti žmonėms galimybės suvokti esamą situaciją dabar ir kalbėti apie tą patį kritinį mąstymą, kalbėti apie istorijos faktus, nes istorija kartojasi spirale. Lietuva yra kovų dėl atminties lauke ir labai dažnai yra šitų kovų objektas. Dažnai nesuvokia, kad pati save turi ginti ir dėti didelės pastangas, įtakodama kitų šalių naratyvus ir kurdama savai naratyvą, nes sovietmečiu būtent karo muziejus, tuo metu vadinamas istorijos muziejum, buvo ta vieta, kur lietuviai grįždavo prisiminti, kas esą ir vardan ko viskas daroma. Vytauto didžiojo karo muziejus tai daugiau nei pastatas, pilnas senienų, menančių karus, kovas už laisvę ir lietuvišką žodį. Čia saugomi ne tik istoriniai artefaktai, bet ir pasakojimai, patirtis, pasirinkimai nulėmė Lietuvos likimą. Karo muziejus gimė iš būtinybės suprasti, kas esame ir kodėl kovojome. Todėl nuo pat pradžių jis buvo kuriamas ne praeičiai užrakinti, o ateičiai auginti. Tokį jis sumanė ir sukūrė jo pirmasis direktorius, muziejaus įkūrėjas generolas Vladas Nagevičius. Brigados generolas Vladas Nagevičius buvo karo muziejaus įkūrėjas, saugotojas. Kaip jo žmona pasakė, kad Veronika Nagevičienė, karo muziejus Vladui buvo kaip motinai vaikas. Jis čia kūrė, jis čia darė, jis man ir auklėjo. Liktai tą patį muziejų, bet iš tikrųjų jisai jį kėlė aukštyn su ekspozicijom, su viskuom. Taigi atskirti jį nuo muziejaus neįmanoma. Tai vienas kūnas, Nagevičius ir karo muziejus. Jau 1919 metais išleistame įsakyme minimas kaip istorijos žinovas ir jam deleguojama itin svarbi užduotis – Lietuvai kurti karo muziejų. Visgi nepasibaigusios nepriklausomybės kovos neleido generolui savo dėmesio iš kovų fronto grąžinti mylimai istorijai. Tačiau pasieta mintis neišnyko. Ji brendo kartu su kariuomenė, su valstybe, su suvokimu, kad laimėta kova dar negarantuoja išsaugotos atminties, kad pergalė be pasakojimo laikina. O 21 metais, sausio 22, buvo išleistas krašto apsaugos ministro įsakymas įsteigti komisiją, kuri užsiimtų karo muziejaus kūrimu. Kuriamas karo muziejus turi prakilnų ir garbingą tikslą – pastatyti būsiančioms kartoms amžiną paminklą to, kaip Lietuva per amžius priešų vargintą numetė vergijos pančius ir su ginklu rankose per skausmus ir kovas pasiekė nepriklausomybę. Bet komisija iš tikrųjų nieko nepadarė. Visus darbus dirbo generolas. Jisai, kaip prisimena krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas, tas 4 beveik savaitės bėgiojo pas jį, vos ne kasdieną, ir pas kiekvieno pulko vadą, prašydamas eksponatų, prašydamas pagalbos. Ir jis turėjo mintį, kad muziejų reikia atidaryti būtent vasario 16, kada bus švenčiamos 3 metinės nepriklausomybės atkūrimo. Ir jis tai padarė. Nagevičiaus kurtas muziejus duris atvėrė senoje rusų cerkvėje ir 111 Dono kazokų pulko manieže, pastatytame dar iki 1844 metų besikuriančią Kauno Naujamiesčio paribyje. Pirmojo pasaulinio karo metu maniežas vokiečių buvo paverstas garažu ir sandėliu. Pastatas dar labiau nuniokotas, nugyventas, praradęs bet kokį pirminį funkcionalumą. Pritaikyti jį muziejui buvo itin sunku. Patalpos tamsios, stogas kiauras, erdvės sunkiai šildomos. Per kelias savaitės reikėjo pasirūpinti apsaugą, aptverti pastatą, įvesti elektrą. Paskutinėmis sausio dienomis buvo sutvarkyti langai, sienos, lubos, tai nebuvo reprezentaciniai rūmai. Greičiau laikina priedanga tam, kas dar tik buvo formuojama kruopščiai Nagevičiui prižiūrint. Muziejus kūrėsi kartu su valstybe, iš to, kas buvo po ranka. Pirmieji eksponatai atkeliavo iš nepriklausomybės kovų dalyvių. Tai asmeniniai daiktai, ekipuoti, ginklai, kartu ir karo trofėjai,
daiktai, kurie dar vis neseniai buvo naudojami kovose. 1919 metais gruodžio mėnesį iš bermontininko atimta 3 colių rusiška ir 7,7 cm kalibro vokiška patrankos, o iš lenkų prancūziška patranka Jadzė. Iš Vytauto pėstininkų pulko buvo gautas trofėjinis austriškas karabinas, Mindaugo pėstininkų pulko vado dovana amerikietiškas šautuvas Winchester, iš Margirio pėstininkų pulko prancūzų sistemos šautuvas. Čia greta ginklų atsirado dokumentų, greta uniformų, asmeninių laiškų. Karas buvo nešlovinamas, o fiksuojamas, pamažu verčiamas istorija ir pamoka. Ypač trūko paveikslų. Pirmas, priimtas į rinkinį, buvo Petro Kalpoko Vytis. Maironis muziejaus ekspozicijai įkurti paskolino Vytauto portretą, o Liubomiras Lendzinskis paveikslą Kęstutis ir Biruta. Buvo nedaug įrengta tos ekspozicijos, bet jinai buvo. Ir tai buvo tas pirmas parodymas, kaip Lietuva kovojo. Jis važiavo per dvarus irgi prašė, kad dvarininkai vieną kitą paveikslą paskolintų, padovanotų. Pirmajame skyriuje turėjo būti kovų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę galerija, eksponuojama senovės karių ir Lietuvos kariuomenės kūrimosi iki 1918 m. lapkričio 23 dienos muziejinės vertybės. Antrajame skyriuje lankytojai turėjo išvysti rikiuotės ir karo operacijų schemas, diagramas bei piešinius. Kariuomenės ginklavimuose ir aprūpinimo istorija. Šios skyriaus pirmininku buvo paskirtas generolas leitenantas Maksimas Katchė. Trečiajame skyriuje turėjo būti parodyta krašto apsaugos ministerija, generalinis štabas, pėstininkų dalys, kavalerija, artilerija, aviacija, inžinerija ir šauliai. Ketvirtajame skyriuje turėjo būti rodomi karo teismo, sanitarijos, veterinarijos, karo literatūros eksponatai bei priešų uniformos ir apginklavimas. Grįžtant prie Nagevičiaus vizijos, manau, geriausia ją atspindėtų žvilgsnis į pirmųjų ekspozicijų fotografijas. Čia pastebime, kad šalia mūšių ir kunigaikščių portretų itin svarbus vaidmuo atiteko ir siužetams apipintai senovės baltų istoriją. Pačiame centre, aplink Vytautą Didįjį, matyti Ramovės šventovės paveikslas, Birutės pagrobimas, Gedimino laidotuvės lydimos vaidilučių bei Lizdeikos gobelenas. Senoji istorija buvo nemažiau svarbi karo muziejaus pasakojimo dalis. Dėl Vilniaus krašto okupacijos ir nutrūkusių santykių su Lenkija, abiejų tautų respublikos laikotarpis muziejaus naratyve pasitraukė į šešėlį. Jo vietą užėmė pagoniškosios Lietuvos didybė. Gediminas ir jo kovos, Birutės legenda, Kęstučio narsumas ir Vytauto Didžiojo pergalės tapo vienu pagrindinių muziejaus ir kartu tautą kuriančio pasakojimo atramų. Reikšmingas tarpukario kūrinys yra ir šis, kuriame įamžintas pats generolas Nagevičius. Tai 1934 metais siužetas, kuomet jis skaitė įsakymą dėl seno karo muziejaus trobesio nugriovimo. Senąjį muziejaus pastatą keisti nauju norėta nuo pat 1922 metų. Ilgai ieškota vietos, tinkamos sklypo, skelbti net keli konkursai, bet galiausiai buvo nutarta naujus muziejaus rūmus statyti jau visuomeniai žinomame tame pačiame sklype Kauno Naujamiesčio pakraštyje Donelaičio gatvėje. Reprezentacijos prasme muziejų kompleksą turbūt galima laikyti bene svarbiausių tarpukario Lietuvoje, nepriklausomoje Lietuvoje atsiradusių pastatų. Ir tikrai jį galima laikyti vienu iš ten top 5 reikšmingiausių Kaune kada nors atsiradusių pastatų, turbūt nesumeluosiu taip sakydamas. Ir iš vienos pusės atspindi tiek tą reikmę valstybei turėti, tokią kaip ir labai reprezentacinį kompleksą, kuriame būtų tiek rodoma praeitis, tiek ir saugoma praeitis. Iš kitos pusės, kad reikia nepamiršti, kad valstybinės reikšmės pastatų Kaune netiek ir daug atsirado tarpukario laikotarpiu, nes, iš vienos pusės, jeigu iš pradžių buvo dar tie ir finansiniai sunkumai, reikia labai atsirinkti, ką statyti, bet, visą laiką buvo tas Vilniaus klausimas labai svarbus ir, kiek mums reikia valstybinių reprezentacinių pastatų laikinoje sostinėje, jeigu mes oficialiai deklaruojame, kad Vilnius yra mūsų sostinė ir, yra siekis tą sostinę atgauti. Tai, tokių pastatų kaip muziejų kompleksas, kurie būtų valstybinių lygių reikšmingi, Kaune neatsirado labai daug. 1930-ieji Vytauto Didžiojo metai tapo valstybės savivokos lūžiu.
Tai buvo ne tik jubiliejus, bet ir apsisprendimas, kaip Lietuva nori save matyti ir parodyti. Minint Vytauto didžiojo mirties 500-asias metinės buvo įmūrytas naujųjų muziejaus rūmų kertinis akmuo. Vis stiprėjo suvokimas, kad paminklas nebūtinai turi būti skulptūra. Paminklu gali tapti pastatas, toks, kuris ne tik reprezentuoja valstybę, bet ir tarnauja jai kasdien. Šviečia, ugdo, saugo atmintį. Naujai statomi muziejaus rūmai tapo ne tik vienu pagrindiniu paminklu Vytautui didžiajam, bet ir investicija į ateitį. Ne laikinosios sostinės puošmena, o valstybės brandos ženklas. Na, maždaug aplink tos vadinamosios Vytauto didžiojo metus labai įsigalėjo tas supratimas, kad pastatas irgi gali būti paminklas ir labai matoma spaudoje daug tokių požiūrių, kad, statykime pastatus, kurie tarnaus Lietuvai, kurie tarnaus ateities Lietuvos kūrime, kurie tarnaus, šviečiant visuomenę, kurie tarnaus edukuojant visuomenę ir kad tai bus paminklai ir kad galbūt nereikia mums tiek daug statyti kažkokio ar net ant skulptūrų ir panašiai, bet kurti mokyklų tinklą, statyti muziejų ir panašius objektus. Kauno naujamiestis vis tiek buvo ta vieta, kur veikia didžioji dauguma valstybės institucijų ir labai simboliška, kad būtent Karo muziejaus bokštas suteikė tą tokią naują ir pagrindinę naujamiesčio vertikalę, kuri buvo tokiam labai simboliškoje konkurencija su to Soboro kupolu iš visų panoraminių taškų. Ypatingai prisimenant, kad Soboras tuomet buvo pakankamai kontroversiškas objektas, ar ne, kurį labai panašiais metais, kaip šitas pastatas buvo pradėtas statyti, buvo būtent pats tas apogėjus šnekų, kad jį reikia nugriauti, ar kažkaip transformuoti, ar perstatyti. Nors mes matome tas modernistinės formas, nors mes matome modernizmo kalbos užuomazgas, tačiau tai yra pakankamai dalies konservatyvus pastatas, pastatų kompleksas ir matome dar tą tokį šiek tiek senovinį reprezentatyvumo suvokimą. Pastatą kūrė garsiausi Lietuvos architektai Vladimiras Dubeneckis, Karolis Reisonas ir Kazys Kriščiukaitis. Naujieji Vytauto didžiojo karo muziejaus rūmai buvo projektuojami kaip viso komplekso ašis – architektūrinė ir urbanistinė dominantė. Jo tūris, simetrija ir griežta kompozicija formavo aiškę reprezentacinę erdvę, skirtą ne tik lankymui, bet ir valstybiniams ritualams. Pastatas įsiliejo į Kauno urbanistinį audinį ne kaip atsitiktinis objektas, o kaip sąmoningai suplanuotas, struktūruojantis miesto centrą ženklas. Tai buvo architektūra, kuri turėjo kalbėti apie valstybės stabilumą, tvarką ir tęstinumą net ir tuomet, kai pati valstybė dar buvo jauna ir ieškojo savo formos. Tai buvo dialogas tarp modernybės ir tradicijos. Karo muziejus buvo kuriamas kartu su sodeliu kaip visuma, kaip pagrindinė memorialinė laikinosios sostinės erdvė, kuri atspindi Lietuvos valstybingumą bei kovas dėl jo. Nagevičius sugebėjo visas valstybės šventes prijungti prie muziejaus. Nebuvo nė vienos valstybinės šventės tarpukariu, kurios nevyktų Karo muziejaus sodelėje. Be abejo, ir pats sodelis buvo ta vieta, kurią jis sukūrė. Vienas toks labai svarbus dalykas, ką atkreipė dėmesį generolas, kad reikia pirmiausia įamžinti tuos, kurie žuvo dėl Lietuvos laisvės. Ir todėl jau 21 metų spalio 16 buvo atidarytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Paprastas, iš lauko riedulių surinktų mūšio vietose sumūrytas Juozo Zikaro ir Vladimiro Dubeneckio paminklas tapo pirmuoju nepriklausomybės kovų įamžinimo simboliu. 1923 m. birželį prie paminklo įvyko pirmoji ceremonija, skirta žuvusiems už Lietuvos laisvę kariams pagerbti. Joje dalyvavo Lietuvos karo invalidai, Karo muziejaus saugotojai ir darbuotojai. Paprastomis dienomis ji prasidėdavo valstybinės ir tautinės vėliavų pakelimu Karo muziejaus bokšte. Iš jo pasigirsdavo ir trimito signalas susirinkti. Tuomet karo invalidai išsirikiuodavo ir paėmė į rankas raitelių pikes, prie kurių buvo prisegtos Vyčio kryžiaus kaspino spalvų vėliavėlės, dviem eilėm išeidavo pro duris. Juos lydėdavo 4 trimitininkai, grodami kapelmeisterio Gudavičiaus sukurtą invalidų maršą. Nužygiavus prie paminklo pasigirsdavo komanda – valstybinės ir tautinės vėliavų pagerbimui ginklą gerbti. Tai sodelėje buvo panteonas tų žmonių, kurie kūrė valstybę.
Tai nebuvo vien kariškių, ten vienas kitas tik buvo, 3 praktiškai kariškiai, su Putvinskiu 4. Ir dar svarbu, kad sodelėje buvo Lietuvos laisvės paminklas, 28-aisiais pastatytas ir tas įkūrimas ir pasventinimas jo buvo irgi sodelėje. Visi šitie dalykai sieja visuomenę ir valstybę, ne tik su karu, bet ir su valstybės vystymusi. Juozo Zikaro sukurto paminklo Laisvė atidengimas buvo pagrindinė Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio minėjimo ašis, galutinai suformavusi Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelio panteoną. Bet trūko tik garsiųjų liūtų, dovanotų grafo Jono Jurgio Tiškevičiaus, kurie prie naujojo muziejaus pastato fasado atsistos 1938 metais. Kiekvieną sekmadienį būdavo koncertas, nemokamas 1 valandos koncertas, kuriame nebuvo galima ploti ir triukšmauti, buvo galima tik klausyti muzikos. Ir ta muzika buvo atliekama profesionalių muzikantų. Vėliau jau paskui ir netgi grodavo ir orkestras. Simfoniniams koncertams kartais diriguodavo Juozas Tallat Kelpša, kameriniams smuikininkas Michelis Hofmekleris. Muzikas Juozas Žilevičius susirinkusiems, kurių kartais būdavo net keli tūkstančiai, komentuodavo atliekamus kūrinius. Vėliau buvo rengiami ir dūdų orkestrų koncertai, juose buvo atliekamos lietuvių liaudies dainos, Juozo Gruodžio, Stasio Šimkaus kūryba. Generolas Vladas Nagevičius sukūrė aibę tradicijų, naujųjų metų pasitikimas prie karo muziejaus, radijo transliacijos iš bokšto, netgi vėlinių minėjimas, rožių dovanojimas tautiškai pasipuošusioms ponioms. Pulkininkas Rajanas toks buvo atvykęs, kuris atvežė 100 rožių krūmų ir juos pasodino prie paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę. Jisai buvo žmogus, kuris šelpė Lietuvos kariuomenę, šelpė karo invalidus. Tos rožės augo, bet ir sodelis buvo tiek prisodintas tų rožių, čia buvo 1000 rožių. Ir Nagevičius, norėdamas propaguoti tą tautinio rūbo nešiojimą, jisai sugalvojo tokią mintį, kad jeigu ateis mergina ar moteris į karo muziejaus sodelį, jisai nuskinęs rožę, tą rožę padovanos tai moteriai. Aišku, daugiausia tai ateidavo karininkų žmonos, ypač jau, kai buvo jos birutietės. Ir turiu tokį vieną savo atsiminimą. Mes lankydavomės pas majoro Ikamo žmoną, ponę Liudą Ikaminę, kuri gyveno visai netoli muziejaus. Ir kartą nuėjus pas ją, jinai pasakė, man generolas Nagevičius yra rožę įteikęs. Ir tai buvo toks gyvas pasakojimas, kad iš tikrųjų tai buvo. Tai nebuvo koks nors pasakojimas ir užrašytas kažkieno, bet tai buvo gyvas dalykas. Ir mes lankydavę ją, po to visada neždavom gėlių. Ir jinai atidarius duris, tai jau čia Nagevičius atėjo. Muziejus beveik 20 metų buvo tautos šventovė. Ir visą tai pasikeitė 1940 metais sovietams okupavus Lietuvą. Pasikeitė ne tik pati valstybė, bet pasikeitė ir muziejus. Pirmiausiai, praėjus 10 dienų, tai yra birželio 25 dieną, muziejus netenka Vytauto didžiojo vardo. Muziejus netenka ne tik savo vardo, bet jisai turi atsistatydinti ir jo direktorius, tai brigados generolas viršininkas Vladas Nagevičius. 1940 birželio mėnuo 15 okupacija sovietinė, raudonoji okupacija. Nagevičius buvo iš pareigų atleistas jau birželio 25, bet manau ir jis pats norėjo, nes yra įsakymai karo medicinoje, kad jisai rašo prašymą išeiti į atsargą. Tai buvo toks jo sprendimas labai protingas, manyčiau, netgi išgelbėjęs jį nuo tremties ir suėmimų. Ir tada muziejų perima kiti ir sovietinė valdžia muziejuje didelių nuostolių kaip ir nepadarė. Tik tai pakeitė paveikslus kai kuriuos ir nuo laisvės paminklo liepė nuimti, kovas su bolševikais. Istoriniai mūsų paveikslai visi turėjo būti nukabinti, ir ten vietoj jų turėjo būti tai ir Stalinas, ir Leninas, ir Vorošilovas, Timošenko, ir Paleckis ir panašiai. Pirmoji sovietinė okupacija lėmė sistemingą valstybės naikinimą. Buvo likviduojamos institucijos, naikinami simboliai, perrašoma istorija.
Prasidėjo areštai, trėmimai, represijos prieš kariškius, inteligentiją, valstybės tarnautojus, smurtas tapo kasdienybės dalimi, o baimė nauja socialinė norma. Tokioje tikrovėje karo muziejus nebegalėjo išlikti tuo, kuo buvo sukurtas būti - atminties saugotojo ir pilietinės bendruomenės sambūrio vieta. Dabar jis virto kontroliuojama erdvė, kurioje buvo palikta tik tai, kas neprieštaravo naujai ideologijai. Tačiau ši tvarka truko neilgai. 1941 vasarą sovietinė okupacija pakeitė nacistinę ir muziejus dar kartą atsidūrė svetimos valdžios rankose, priverstas prisitaikyti prie kitos, nemažiau brutalios sistemos. Daug didesnė problema buvo nacių okupacija. Pats Nagevičius jau iš karto nuo pirmųjų dienų, kadangi buvo susijęs su 41 metų Birželio sukilėliais, jisai grįžta į muziejų ir, kaip būtų gražu, reikia prisiminti, kad 2 karo invalidai netgi skambino Laisvės varpu, kada buvo skelbiama Birželio 23 dienos net nepriklausoma Lietuva ir skambėjo garsas, buvo įjungtas radijas, kad visas sodelis būtų girdėtų, kas pranešama apie atkuriamą Lietuvos valstybę. Tačiau jau pirmosiomis dienomis vokiečiai atėję į muziejų, vienas pravažiuojantis dalinys, sugalvojo, kad jiems reikia savo vadui dovaną padovanoti. Ir jie atėjo į muziejų išsirinko seną, vertingą labai kardą ir net neatsiklausę tiesiog privalomai pasakė, mes jį pasimam, reikia mūsų vadui. Ir tai buvo padaryta. Ir šito ginklo muziejus neteko. Neturėjo būti rodoma nei kovo su kalavijuočiais, nei kovo su kryžiuočiais. Taip pat turėjo visiškai kaip trofėjai paimti iš bermontininkų ginklą. Neturėjo būti rodomas Klaipėdos sukilimas. Taip pat Neumano ir Zaso byla. Dar vienas nuopolis, toks didžiulis ir praradimai buvo 1942 metais, kada buvo išleistas vokiečių įsakymas dėl metalų laužų. Išvis metalų rinkimas. Ir į tą metalų rinkimą papuolė, aišku, ir muziejus. Paaukota buvo Rimšos vargo mokykla, prancūziška Napoleono laikų patranka, Dagilio biustas, žalvarinis bareljefas Mirštas lakūnas, daug aviacijos prizų, karys, karo muziejaus bokšto riteris kurtas Juozo Mikėno, tačiau pavyko išgelbėti svarbiausias vertybės - Laisvės paminklą, bareljefą nuo nežinomo kario kapo, karelijoną ir žinoma Laisvės varpą. Varpą, kurį 1922 metais muziejui ir Lietuvai padovanojo JAV lietuvių bendruomenė. Žinios pasiekusios karo muziejaus darbuotojus leido suprasti, kad frontas dar kartelį slinks per Lietuvą ir buvo pasirūpinta eksponatų išsaugojimu. Dalis jų suruošta evakavimui, sudėti į dėžes, buvo slepiami. Ruošiamas ir bombardavimui. Nupirkta 20 statinių laikyti vandeniui, jei muziejaus rūmai užsidegtų. Muziejus nebuvo bombarduotas, bet jis labai nukentėjo, kada buvo šalia elektrinė ir jinai buvo vokiečių susprogdinta. Tada, aišku, muziejaus pastatas labai nukentėjo, nes buvo ir langai išdaužo, ir stovlanė, žodžiu, nuostoliai buvo padaryti labai dideli. Patys baisiausiai metai tai buvo 1951. Muziejus, kada buvo nukentėjęs, tai aišku, buvo šiek tiek atstatytas, sutvarkytas visą tai, bet buvo daromi ir sąrašai. Sąrašai buvo daromi tų muziejinių vertybių, kurios neatitiko tos sovietinės dvasios. Ir iš tikrųjų, 51 metais buvo iš muziejaus paimta labai daug, visą tai, ką sudarė vadinamą aukso fondą, tai tarpukario Lietuvoje, kada tai buvo ir nuotraukos, tai buvo albumai, tai buvo vėliavos, kariuomenės vėliavos buvo paimtos. Ir buvo paimta iš tikrųjų labai daug dalykų, tai taip pat muziejus iš tikrųjų nežmoniškai nukentėjo. Visa tai buvo daroma ne vien, kad tai, sakytum, tų atėjusių bolševikų ar rusų rankomis. Darė lietuvė patys. Ir pirmiausiai mes turėjom labai žinomą revoliucionierių, Apochą Maksimavičių, kuris vieną valandą pasirašinėjo dokumentus, išvežtos būtų muziejinės vertybės. Yra sudaryti sąrašai, kaip ir minėjau,
Tai va tokie buvo daromi sąrašai. Ir čia buvo surašoma visos vertybės, kurios buvo ruošiamos išvežti. Į šį sąrašą papuolė beveik visi karo muziejaus paveikslai, kariuomenės ir šaulių vėliavos, nepriklausomybės kovų reliktai, kariuomenės fotoalbumai. Visa, kas liudijo nepriklausomą Lietuvą ir lietuvių kovą už ją. Taip, visus Šaulių sąjungos ženklus nuo vėliavų nuimti ir sunaikinti. Tas vėliavas, nuo kurių ženklai nenusims, sunaikinti ištisai. Vėliavų kotų antgalius užpajamuoti kaip metalo laužą. Sunaikintų vėliavų medžiagą atvaizdas tinkančias muziejaus eksponatų apiforminimui atskirai. Handžiaus sukapotus bei visus kitus į skudurus. Tai toks buvo įsakymas dėl mūsų Šaulių sąjungos vėliavos. Muziejininkų pastangomis didelė dalis į šį sąrašą patekusių vertybių buvo išgelbėtos. Sumaniai paslėptos, pasinaudota biurokratinėmis spragomis ar tiesiog ideologinių vadų tingumu. Muziejuje ir sovietiniais metais dirbau daug istoriją mylinčių ir Lietuvą mylinčių žmonių. Todėl atvykę lankytojai ir svečiai galėjo pamatyti tą Lietuvos didybę, galėjo pamatyti ekspozicijas, tai ir susijusios su Lietuvos didžioji kunigaikštystė, galėjo pamatyti Vytautų skulptūrą, tiesa, jinai buvo jau dabar kitame aukšte. Bet visas tai buvo matoma ir pasilikus ginklų ekspozicijos salė istorijos, ginklų istorijos salė. Taip pat buvo, tiesa, žymiai vėliau, vėl iš naujo atidaryta Lituanikos salė Dariaus Girėno. Ir ją atidarė nenorėdami, o tiesiog spaudžiami žmonių. Nori perskaityti iš lankytojų atsiliepimų apie muziejaus ekspoziciją. Tokie buvo žurnalai. Apsilankėme muziejuje. Labiausiai patiko Dariaus ir Girėno skridimo skyrius. Be to atrodo, istorinis muziejus, o Lietuvos istorija tik nuo 1941 metų, o prieš tuos metus lyg nebuvo žmonių įvykių, kurie vystė mūsų istoriją. Sovietmečių karo muziejus pakeistų ir primestų svetimų pavadinimų buvo suvaržytas, perrašytas, apkarpytas, bet ne visiškai nutildytas. Tarp ideologinių rėmų čia išliko tai, ko nebuvo galima iki galo sunaikinti – žmonių atminties ir profesinio sąžiningumo. Muziejininkų pastangomis buvo saugoma tai, kas draudžiama, rodoma tai, ką suprasti galėjo tik mokėjęs skaityti tarp eilučių, o nutylėjimuose buvo palikta vietos tam, kas dar turėjo sugrįžti. Būtent šios tylos, kompromisų ir paslėptų prasmių erdvės priartino lūžį. 8-ajame dešimtmetyje brendęs nepasitenkinimas, atminties alkis ir poreikis susigrąžinti savąją istoriją išsiveržė atvirai. Karo muziejus vėl atsidūrė įvykių centre, kaip vieta, kurioje susitiko atmintis, drąsa ir viešas žodis. Čia susiliejo Kauno sąjūdžio upeliai. Sovietinės okupacinės laikotarpis tęsėsi iki 1990 metų. Bet jau ir prieš tai muziejus keitė savo veidą. Muziejus buvo įkurtas sąjūdžio grupė ir jau 1987 buvo parodyta pirmoji mažutė trispalvė. Išgyvenam turbūt visi tą virsmą, nes Lietuva žengia sparčiai žingsniais nepriklausomybės link ir tiesiog muziejus buvo aktyvus ir apskritai kolektyvas buvo muziejaus aktyvus tų įvairių procesų dalyvis ir daug žmonių jungiasi į sąjūdžio veiklą. Tiesiog žingsnis po žingsnio viskas labai staigiai keitėsi ir turbūt ta 87 metų, ta pirma paroda, kuri buvo skirta tarpukario Lietuvai, buvo toks impulsas, reiškia, kartu su sąjūdžiu tam tikri ženklai atsirado. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje pradėjo ryškėti tai, kas ilgai buvo slopinta. Sąjūdis tapo visuomeniniu judėjimu, kuris sujungė istorinę atmintį, pilietinį nepaklusnumą ir viešą žodį. Tai buvo laikas, kai tai, kas iki tol egzistavo tik nutylėjimuose ir privačiose erdvėse, ėmė grįžti į viešą. Muziejai, kaip atminties institucijos, išsaugojusios laisvės reliktus, natūraliai tapo šio virsmo dalimi, vietomis, kuriuose istorija vėl buvo įvardyjama savo tikrais vardais. Labai buvo įdomu, tai buvo
1988 metų spalio 9 dieną. Tai kaip tik karo muziejaus sodelė rinkosi žmonės. Išėjome iš muziejaus su tuometinio muziejaus direktoriumi Juozu Jurevičium ir matome, eina minė žmonių. Svarbiausia tai, kad žmonės, kad tai nieko mumis nestebino, nes jau sąjūdis buvo įsivažiavęs. Bet yra kitas dalykas, ėjo su trispalvėm ir tai turėjo būti būtent trispalvės pakelimas. Tačiau žiūriu ir tai savo akim netikiu. Arba nedidelės vėliavėlės, arba susiūtas, arba į tos spalvos tokios nenatūralios. Ir svarbiausia, kad originalių po kol kas nesimatė. O aš atsimenu labai gerai, todėl kad turėjome savo ekspoziciją tarpukario Lietuvos ir joje buvo pakabinės ir istorinė vėliava, ir kaip tik būtent valstybinė. Turiu minti pagal dabartinę. Pagal tarpukarį buvo atvirkščiai. Tarpukarį buvo būtent valstybinė vėliava su vyčiu, o trispalvė buvo kaip tautinė mūsų. Bet jinai buvo originaliai puikiai. Ir aš galvoju, tada nubėgsiu, nusiimsiu nuo ekspozicijos ir išeisiu būtent žmonėms parodyti, kaip atrodo ta vėliava. Žinoma, aš dar kartą pabrėžiu, tai nebuvo didvyriškumas, nebuvo kažko, tai ne. Man svarbiausia buvo žmonėms parodyti, kaip atrodo būtent ši vėliava. Nubėgau į ekspoziciją, užšokau ant vitrinų, nusiėmiau vėliavą ir kada išėjau į lauką, yra vienas dalykas, kada šitą vėliavą kabėjo ekspozicijoje, nesvarbu, kad ji buvo apšviesta, buvo langai, bet kada išėjau, nors tada diena buvo nesaulėta ir nebuvo apsiniaukus, bet ji tokia buvo ūkanota. Ir žinokit, kaip atgijo spalvos, aš jau pats net nustebau, kaip atrodo. Ir dėmesys buvo didžiulis. Ir kaip tik buvo grupė iš tuometinės Gruzijos, sakykime, iš Sakartvelo, keli vyrai, ir jie kada pamatė šitą vėliavą, ir prie jie sako, kaip mes jums pavydime, jūs galite laisvę džiaugtis. Ir ta žmogų vyresnė, akis šarotosi, paskui matosi, kai ašaros teka, paskui prašėsi, kad nusifotografuoti prie liūtų mūsų su prie vėliavos, kaip pasižiūrė ir pagalvoja, taip greit laikas prabėgo. 1990 metais, sausio 29 dieną, mes prašėm kultūros ministerijos, kad mums grąžintų Vytauto didžiojo karo muziejaus vardą. Žinoma, karo muziejaus vardą grąžino labai greitai ir tai mums atpalaidavo rankas, mes visi džiaugiamės, visi tai buvo patenkinti buvo. Kaip vieną pirmųjų savo tikslų Vytauto didžiojo karo muziejaus kolektyvas išsikėlė siekti vėl grįžti prie Lietuvos kariuomenės istorijos, iškelti į dienos šviesą tai, apie ką buvo šnabždama tik pusę lūpų. Kokį tikslą mes turėjom, kad mes turime eiti Lietuvos kariuomenės istorijos, karo istorijos kryptimi. Tai čia turbūt buvo pats svarbiausias dalykas, kad mes visi čia viduj bandėm tą kryptį sugrąžinti ir ją eiti. Ir man pačiam teko turbūt irgi garbė, sakyčiau taip, kad tuo metu, kada mes bandėm iš nebūties vėl sugrąžinti mūsų kariuomenės istorijos tam tikrus epizodus, faktus, įvykius ir panašiai, mes bendravom dar su Lietuvos kariais, kurie tarnavo tarpukario Lietuvos kariuomeniai. Tai net ir dabar susijaudinau, bet išties ta patirtis tų žmonių, kavaleristų, artileristų, jūreivių, Antano Smetonos laivo kokas ir kiti kariai, tai aš manau, kad tas bendravimas betarpiškas, kad tu dar galėjai prisiliesti prie tų žmonių ir tam tikras jų istorijas prikelti, papasakoti ir tai aš manau, kad čia yra tas turbūt tas variklis, kuris mus skatino dėti visas pastangas, dėti visas jėgas ir tikrai turbūt ne viena dešimtis tų karių, kurie ilgainiui išėjo, iškeliavo amžinybėn, bet šiandien jų paliktas pėdsakas yra muziejuje ir aš manau, kad tai yra labai svarbu.
Mesgi perėjome į Krašto apsaugos ministeriją 2006 metais. Ir savaime, aišku, Krašto apsaugos ministerijai, būdami mes dar geriau atsistojom ant kojų, todėl kad vis dėlto tai yra labai artima. Mes ir dirbam tą darbą, ir kariuomeniai reikia, ir mums reikia, ir iš visai Krašto apsaugos sistemai. 2006 metais muziejus tapo Krašto apsaugos ministerijos sistemos dalimi. Tai buvo ne tik administracinis sprendimas, bet ir prasminis sugrįžimas. Muziejus vėl atsidūrė prie savo šaknų šalia tų, kuriems istorija yra kasdienė tarnystė valstybei. Tačiau net ir vėl atradę tvirtą vertybinį pagrindą, muziejus liko priklausomas nuo pasaulio, kuris keičiasi greičiau nei planai ar struktūros. 21 amžiaus pradžia iškėlė naujus uždavinius, susijusius ne su okupacijomis ar ideologijomis, bet su staigiu kasdienybės sustojimu. Pandemija tapo momentu, kai buvo priverstinai užvertos duris, nutildytas erdvės ir iš naujo pergalvota, ką reiškia muziejus. Jeigu žiūrėtumėm į pandemiją, tai visą Lietuvą jinai užklupo ir ko mes tada netekom, tai netekom lankytojų pas save, o mes kūrėm lankytojų, lankytojas turėjo lankyti mūsų ekspozicijas, parodas, tai iš tikrųjų labai nedaug tai reikėjo pakeisti darbo organizavimo tvarką, o mūsų kuriami produktai, nebuvo per vieną, per 2 dienas sukūriami, jie, kartais ir metų reikalaudavo, tai tiesiog ruošiamės tam lankytojų atėjimui ir kūrėm tas veiklas. Užvertos duris privertė muziejų ieškoti naujų būdų būti pasiekiamam. Taip jis vis aktyviau persikėlė į skaitmeninę erdvę. Socialiniai tinklai tapo ne tik informavimo kanalu, bet ir nauja ekspozicijų forma. Vieta, kur eksponatai pradėjo kalbėti skirtingais balsais ir skirtingoms auditorijoms. Istoriniai objektai buvo perpasakojami trumpais pasakojimais, vaizdais, vaizdo įrašais, pritaikytais šiandienos vartojimo ritmui. Tai buvo ne bandymas supaprastinti istoriją, o pastanga ją pasiekti ten, kur tuo metu buvo žmonės. Svarbu yra nebijoti eksperimentuoti su formatais, kažkur pajuokauti, kur tai yra tinkama, kažkur panaudoti dirbtinį intelektą, galbūt kažkur išeiti už muziejaus profilio ribų ir pasižiūrėti ne tik į karybą ir panašiai. Ir tuo pačiu šituos dalykus yra svarbu išlaikyti su sena gera autentika, tai yra lankytojui ar į renginį atėjusiam žmogui duoti prisiliesti prie kokių nors partizanų, ginklų ir panašiai. Šitie dalykai ir pritraukia žmonės, kurie nebūtinai yra buvę muziejuje. Tas pats ir su renginiais. Lankytojus, naujus žmonės pritraukia nebūtinai visokie istorijos dalykai, nebūtinai parodos, atidarimai, susitikimai su istorikais ir panašiai, bet tiesiog, kaip muziejaus pavyzdžiai rodo, labai gerai auditorija nauja sutraukia viskio chorų koncertai, susitikimai su bendruomenėmis, žurnalistų visokie renginiai ir panašiai. Kalbant jau apie įvykius Ukrainoje, tai taip, čia šiek tiek gal jau su vertybėm susiję ir kuomet pirmą kartą užpuolė Rusija Ukrainą, tai tiek daug gal dėmesio ir neskyrėm, bet jau pradėjom pirmuosius produktus, pirmasias parodas kurti, o po pilno masto invazijos, tai jau visiškai vertybinis kaleidoskopas nukrypo į tą pusę, kad turėjom tiesiog, jau natūraliai suvokėm, kad reikia apie tai kalbėti ir visas savo pajėgas mobilizavom tam, kad sukurtumėm kuo įmanoma daugiau įvairiausių muziejinių produktų, pristatančių, kas vyksta iš tikrųjų tenai. Todėl karo muziejuje parama Ukrainai yra ne tik politinė pozicija, o istorinė pareiga, solidarumas su tais, kurie šiandien kovoja už tą pačią laisvę, kurią Lietuva pati ne kartą gynė. Ar turite mėgstamiausią karo muziejaus eksponatą? Aš pabūsiu banalus, bet man nuo mažens visada, aišku, labiausiai imponuodavo Lituanika. Bet čia jau toks labai, galbūt tas atsakymas, kur turbūt kas antras kaunietis pasakytų. Ir nors Lituanika yra vienas labiausiai atpažįstamų karo muziejaus eksponatų, muziejaus saugyklose jų slypi kur kas daugiau. Tarp daugiau nei 350 milijonų vertybių, 1000 objektų, kurie iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti visai paprasti – dokumentai, laiškai, nuotraukos, užrašai. Tačiau būtent jie dažnai yra didžiausios vertybės. Ne dėl formos ar išvaizdos, o dėl to, ką liudija – žmonių pasirinkimą, patirtį ir sprendimus, kurie kūrė valstybę. Viena iš ypatingiausių spaudos rinkinio vertybių mūsų muziejuje – Mažosios Lietuvos tautinės tarybos pareiškimo arba kitaip Tilžės akto originalas.
1918 m. lapkričio 30 d. 24 tarybos nariai, tarp kurių randame ir šių asmenybių kaip Viktoro Gailiaus, Jono Vanagaičio ar Martyno Jankaus pavardės, pasirašydami šį dokumentą išreiškė lietuvininkų, kurie anuomet Rytprūsiuose sudarė krašto gyventojų daugumą, norą jungtis prie atsikūrusios Lietuvos. Mažosios Lietuvos tautinė taryba, kaip ir nepriklausomybės aktą sudarius ir Lietuvos taryba, rėmėsi tais pačiais metais paskelbta Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Woodrow Wilsono tautų apsisprendimo teisė, dėl ko Tilžės aktas buvo naudojamas kaip svarbus teisinis pagrindas įvykusio Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos legitimacijai. Galime svarstyti, jog tik pasirodžiusi deklaracija galėjo pasėti ir pirmasias idėjų apie sukilimą Klaipėdos krašte sėklas. Aktas ilgą laiką buvo laikytas dingusiu. Netgi buvo svarstymų, kad jo iš viso nebuvę, o tai tik tarpukario propaganda. Bet jis tik tyliai laukė savo laiko muziejaus saugykloje. Itin iškalbingas karo muziejaus dailės rinkinys sistemingai kaupti pradėtas paties muziejaus įkūrėjo. Taigi susitinkame karo muziejaus dailės rinkinyje. Čia yra 3 saugyklos, kuriuose saugomos skulptūros, paveikslai ar grafikos kūriniai. Būtent šioje turime paveikslus ir juos šiandien šiek tiek apžiūrėsime. Karo muziejaus įkūrėjas Nagevičius nuo pat pradžių suprato, kokia reikšminga yra dailė karo istorijos išsaugojimui ir apskritai visos Lietuvos istorinio naratyvo formavimui. Ir tam jis skiria labai daug dėmesio. Itin svarbu buvo pavaizduoti įvairių istorinių Lietuvos mūšių siužetus, kaip pavyzdžiui šis Janos Tykos paveikslas įprasminantis Žalgirio mūšį, arba Lietuvos krikšto epizodas, arba įvairios santuokos, sąjungos, susivienijimai ir kiti reikšmingi epizodai iš Lietuvos istorijos. Žvelgiant į tarpukario ekspoziciją ir taip pat į šiuolaikinę, labai daug paveikslų skirta parodyti, kaip atrodė didieji kunigaikščiai. Turbūt viena gausiausiai įamžintų temų yra nepriklausomybės kovos. Joms Nagevičius skiria labai daug dėmesio. Dauguma šių siužetų nutapė karys savanoris Emilis Jeneris. Tačiau paveikslai buvo užsakinėjami ir iš Vytauto Mackevičiaus, Kosciuškos, Petravičiaus, Rukštelės, Kochanauskienės ir kitų. Tad karo muziejaus dailės rinkinys yra tikrai ganėtinai įvairialypis. Čia yra tokių menininkų profesionalų ar Lietuvos grandų kaip Zikaras, Šimonis, Varnas, Kalpokas, bet taip pat yra ir įvairių karininkų, kurie tapė paveikslus muziejuje, kaip Jomantas, Jeneris, Rukštelė ar kiti menininkai. Visus juos siejo ne tik kūryba, bet ir patriotinė dvasia. Karo muziejaus rinkiniuose saugoma didelė istorinių ginklų kolekcija, apriepinti ir pirmuosius parakinius ginklus ir modernę Lietuvos ginkluotę. Šaltieji ginklai nuo Lietuvos genčių kunigaikščių iki paradinių tarpukario karininkų simbolių. Karo muziejus saugo nemažai Lietuvos kariuomenės simbolikos, taip pat ir pačius brangiausius jos reliktus. Karo muziejaus vėliavų kolekcijos aukso fondas vis tik tai yra karinės vėliavos, Lietuvos kariuomenės tarpukario, pulkų vėliavos, 4 pėstininkų pulko, 5 pėstininkų pulko, 7 ir 8 pėstininkų pulkų bei 2 kavalerijos pulkų vėliavos. Tai 1 ir 2 kavalerijos pulko vėliavos. 1926 metais buvo patvirtinti nauji Lietuvos kariuomenės vėliavų įstatai, kuriais buvo numatyta, kad pulkai senasias vėliavas turi grąžinti į karo muziejų, jos skelbiamos negaliojančiamis ir kiekvienas pulkas turi įsigyti savo naują vėliavą, kuri buvo numatyta standartizuota, tai yra dvipusė, viena pusė paliekama laisva valia pasirinkti spalvą, globėjo atvaizdą, pulko šūkį pačiam pulkui, kita vėliavos pusė yra visiems pulkam privaloma, tai yra raudona vėliava su Lietuvos Respublikos herbu centre. Istorinių daiktų rinkinyje kartu saugomi ir įvairūs vėliavų atributai. Vyčio kryžiaus juostos puoštos ąžuolo šakelėmis, vėliavos prikalimo atributai, plaktukėlis, kurio vėliava prie koto buvo pritvirtinama 11 smaigų ir padėkliukas, naudotas ceremonijoje. Vėliavos kotų dekoratyvinės viršūnės su tautinė simbolika, tarp jų ir unikali muziejinė vertybė.
o vėliavos koto antgalis irgi labai unikalus ir turbūt vienintelis išlikęs Lietuvoje, kur įmontuotas pats Vyčio kryžius. Jisai yra mobilus. Išraižyti metai 19 už narsumą. Tai čia yra 4 pėstininkų pulko originalus vėliavos koto antgalis. Pagal šiuos eksponatus buvo atkurtos ir šiuolaikinės kariuomenės vėliavos bei jų atributai. Kariuomenė, besigręždama į savo istorinės šaknis, vis dažniau kreipiasi į muziejų. Karo muziejaus darbuotojai ir kariuomenė, siekdami atgaivinti istorinės kariuomenės tradicijas, dažnai tampa bendražygiais. Muziejaus vėliavų kolekcijoje saugomos 3 unikalios nepriklausomybės kovų laikotarpį menančios vėliavos, įteiktos Lietuvos kariuomenės daliniams, kaip padėka išvaduotų miestų visuomeninių organizacijų narių. Vėliavos yra labai skirtingos, jos pasiūtos ir pačių visuomenininkų surinktomis lėšomis buvo įteiktos kai kuriems kariniams daliniams, kaip padėka už miestų išvadavimą. Tai čia norėčiau pademonstruoti 7 pėstininkų pulkui įteiktą širvintiečių vėliavą kaip padėka su šūkiu 7 pėstininkų pulko didvyriams. Muziejuje saugomų vertybių skaičius gerokai perkopė 3,5 milijono. Tarp jų unikalūs vienetiniai eksponatai, kartais keliaujantis po pasaulį, kartais tyliai saugomi saugyklose. Tačiau kiekvienas muziejininkas tarp šios gausos turi ir savai, mylimiausią daiktą, kuris svarbus ne tik dėl istorinės vertės ar retumo, bet ir dėl istorijos, kurią jis pasakoja, ryšio, kurį leidžia užmegzti su praeities žmogumi. Lietuviškųjų ulonų kyveris, kuris iš Broniaus Kvyklio kolekcijos atkeliavo į karo muziejų, tai tiesiog stebuklingai tokia milžiniška vertybė, labai retas daiktas ir šiandien jisai yra eksponuojamas karo muziejaus ekspozicijoje. Iš tikrųjų, pradėkim ko gero nuo to, kad Vytauto didžiojo karo muziejaus rinkiniai iš tiesų yra labai turtingi, labai įvairūs ir išties, patys eksponatai savaime nekalba, juos reikia prakalbinti. Ar mes kalbėtume apie įspūdingus archeologinius radinius, ar apie 21 amžių reprezentuojančius kitus karybos eksponatus. Ir iš tiesų šitą darbą, šitą misiją atlieka muziejaus istorikai, edukatoriai, žinoma ir restauratoriai. Ir tokie tyrimai ir tokios veiklos, mano supratimu, yra tikrai labai didelis privalumas, nes tokiu būdu mes turim gebėjimą tuos eksponatus matyti labai įvairiais rakursais, įkontekstintus į įvairiausius tyrimus ir į kitus formatus. Išties reikia pastebėti, kad muziejaus specialistai rašo ir akademinius, ir mokslo populiarinimo straipsnius, rengia įvairias parodas, ekspozicijas ir žinoma, kuria labai žaismingas edukacijas vaikams. Kai kalbame apie edukaciją karo muziejuje, tai iš tiesų kalbame ne tik tai apie žinias, mes kalbame apie pirmąjį santykį su valstybe, su istorija, su pačiu savimi kaip apskritai bendruomenės dalimi. Ir vaikai į muziejų ateina vedini smalsumo. Tai ginklai, uniformos, istorijos apie kovas, bet labai dažnai jie įsineša kur kas daugiau negu tiesiog įspūdį. Tai per edukacijas mes tengiamės nesausai mokyti ir aiškinti, o elementariai klausti, kas yra laisvė, kodėl ji nėra savaime duota ir ką reiškia pasirinkimai ir atsakomybė. Ir vaikams tai tampa ne abstrakčiom savokom, o patirtimi per žaidimą, per pasakojimą, per vaidmenis, per gyvą susitikimą su praeitimi. Ir labai yra svarbu, kad tas pilietinis ugdymas prasidėtų kuo anksčiau, ne per datas ar faktų kartojimą, bet per emociją ir ryšių su bendruomenė, su istorija, su valstybe. Ir kai vaikas supranta, kad istorija tai nėra kažkada seniai, o tai yra žmonės, kurie gyveno, kurie bijojo, tikėjo ir rinkosi, tuomet atsiranda ir pagarba, ir esminis tas klausimas, o ką aš daryčiau. Renginių ir lankytojų aptarnavimo skyrius yra tarsi jungtis tarp visuomenės ir likusio muziejaus. Tad ir darbas šiame skyriuje yra labai dinamiškas, nuolat kintantis. Labai dažnai renginiuose atpažįstame tuos pačius žmonių veidus, kurie lankosi kone kiekviename renginyje.
Ir taip po truputį tie žmonės tampa artimais muziejaus bičiuliais. Na ir dar vienas labai smagus lankytojų segmentas yra, pavadinkim juos, augančią bendruomenę. Tai yra mažieji mūsų lankytojai, kurie, pasak jų tėvų ar senelių, kone kiekvieną mėnesį tempia juos į muziejų ir nori čia ateiti, nes jiem yra labai smagu, čia yra ginklų, yra įdomių eksponatų. Ir kaip tėvai juokauja, kad jie patys čia viską žino ir gali ekskursijas vesti ir viską aprodyti. Na, o mūsų nuolatinės darbuotojas tiesiog mato, kaip tie vaikai akise užauga nuo pradinuko iki paauglio. Karo muziejus vaikams, ypač kauniečių, būna pirmo pasimatymo su praeitimi vieta, kartu ir pirmoji pilietiškumo pamoka. Vieta, kur išmokstama suprasti, ką reiškia laisvė, atsakomybė ir pasirinkimai, nuo kurių priklauso valstybės likimas. Na, ko gero galėtume dar kalbėti ir apskritai apie įvairius renginius, kurie nuolat yra organizuojami muziejuje ir jie taip pat tampa tokia, demokratinės visuomenės sutelkties vieta, kur per įvairias diskusijas, per įvairias nuomonės raiškas visuomenė geba susipažinti su būtent mūsų praeities laisvės kovomis, mūsų okupacinė patirtimi, kurią turėjome, ir tuo pagrindu iš tikrųjų stiprinti savo tą pilietinį stumbrą. Tai muziejus iš tikrųjų yra ta terpė, ta vieta, kurioje ne tik yra saugoma ta demokratijos atmintis ir puoselėjama, bet kartu visą tai perkeliama ir į tą praktinį lygmenį, kad visuomenė gebėtų per siūlomus įvairius įrankius ir veiklas visą šitą dalyką patirti autentiškai. Gausi muziejaus kolekcija negalėtų būti saugoma ir pristatoma visuomeniai be didelio, kruopštaus ir dažniausiai nematomo restauratorių darbo. Tai skyrius, kuris išsaugo eksponatus ateities kartoms, prikelia juos antram gyvenimui, tam, kad kiekvienas galėtų išvysti. Pirmiausiai tai restauravimo procesas prasideda nuo kruopštaus tyrinėjimo, nuo istorinės medžiagos rinkimo, nuo tyrimų, nuo medžiagų parinkimo restauravimui. Reikia apsispręsti dėl metodo. Itin svarbu yra išsaugoti kuo daugiau autentiškumo. Ieškoma medžiagų, kurios būtų artimos autentiškoms, nepakeisti kažką nauju. Kad ir atrodo, mes čia restauruojam labai daug vėliavų, atrodo, metodika galėtų būti tokia pati, bet kiekviena vėliava yra skirtinga. Ir tos tarpukarinės vėliavos yra rankų darbo, ne pramoninės gamybos, kiekvienos vėliavos siuvinėjimas, aplikacijos, audiniai yra skirtingi ir siuvo tiek pačios šaulės, tiek siuvėjos, tos vėliavos yra vienetinės, tikros ir į kiekvieną reikia žiūrėti kaip į atskirą objektą ir nėra vieno bendro recepto, kaip tai būtų galima restauruoti. Vat Liekiečių šaulių sąjungos vėliava, ten buvo ir restauravimas ganėtinai sudėtingas. Skydo audinys šilkinis nepaprastai trapus, dūlantis, tiesiog likdavo dulkės rankose. Ir vat kada pradedi dirbti su tokiu, tai galutinis rezultatas net mane pačią nustebino. Tai va tai yra malonu. Greta pagrindinių muziejaus rūmų Kaune, muziejaus pasakojimas tęsiasi Kauno tvirtovės 6-ajame forte, kuriame pristatoma karinė technika. Ir buvusioje spaustuvėje AB, slaptoje pogrindinės rezistencijos tvirtovėje, kurioje patyriminės ekskursijas veda Birutė Andziulienė, kovotoja už Lietuvos laisvę ir spaustuvės įkūrėjo Vytauto Andzilio žmona bei bendražygė. Muziejus sąmoningai išeina už Kauno ribų. Kuriamas naujas padalinys Vilniuje, skirtas Lietuvos rezistencijos ir kovų už laisvę istorijai. Ir Papiškėse paskutiniojo Lietuvos partizano kovos ir žūties vietai. Tuo pat metu jau beveik metus sėkmingai veikia Dalios Grinkevičiūtės ekspozicija Laukuvoje. Nors Dalios gyvenimas pasibaigęs, bet niekur nedingo tų nežmoniškų situacijų, apie kurias siekė paliudyti, papasakoti Dalia grėsmė Lietuvai.
Dėl to muziejaus tikslas ir yra pasakoti ir apie pačią Dalią lietuviškąją Antigonę, ir muziejinėmis priemonėmis atskleisti jos vidinį pasaulį, per jos patirtį, vėl kelti egzistencinius klausimus ir kartu su lankytojais ieškoti atsakymų į juos. Daugelis žinome Dalią Grinkevičiūtę, buvus tremtinę, gydytoją, palikusią visų ryškiausius atsiminimus apie tremtį, kas ją netgi pakėlė į rašytojų luomą. Tai gerų darbų kupinas žmogus, liudytoja, nuosekliai gynusi tiesos ir sąžinės vertybės, jokiomis aplinkybėmis nepaklususi režimui. Nagevičius norėjo, kad karo muziejų įėjus būtų galima pamatyti Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų, per archeologiją, per įvairius kitus dalykus, per paveikslus, per schemas, per žemėlapius. Ir tas muziejus turėjo vykdyti labai svarbią funkciją – auklėti tautą ir ruošti visuomenę, jeigu reikės kovai už Lietuvos laisvę. Karo istorijos tokio centro funkcija ir iš tikrųjų muziejus tą ir daro specializuotas, bet labai aukšto lygio parodas, renginius, turi tarptautinius santykius, tai manau, kad juda teisinga linkme ir žinoma nustebinti lankytojus savo renginiais. Vis dėlto karo muziejus tai yra, jeigu liečia tai mūsų valstybė, tai yra šventovė tų, kurie atidavė savo gyvastį, kurie buvo sužeisti, kurie kovėsi. Mes vis dėlto turėjom ne vieną valstybės okupaciją, tragediją, bet mes atsistojame. Ir tai reiškia tai, kad dar kas labai svarbu, kad tą, ką jūs atėjus pamatėte, kad per kovas, per aukas mes atsistodavom, bet reikėtų labai rimtai susimastyti jaunimui, kad negalima prarasti laisvės, nes jinai labai brangiai kainuoja. Ir, reiškia, kainuoja tai savo dukrų, savo sūnų, būtent gyvybėmis. Gink Dieve, neprarasti savo valstybingumo, neprarasti savo laisvės, o mūsų muziejus turi tą parodyti, kaip mes kovojam, kaip mes jas saugojam. Stovėti tiesos pusėje, galvoti apie tai, kas yra svarbiausia valstybėje. Visada būti šalia kariuomenės ir su kariuomenė.